18 valandų, 76 km ir 70 skirtingų laiptų. Jeigu jums gyvenime trūksta iššūkių, prašau, štai vienas. Pasiūlymas užlipti visais Kauno laiptais. Ne tik susigalvojo, bet ir tokį iššūkį įveikė kaunietis Egidijus Šustauskas. Šiandien jis mūsų studijoje. Labas rytas. Labas rytas. Egidijau, kodėl laiptai ir kaip apskritai mintis kilo, kad nesisėdi tose namuose? Tai namuose nesisėdi niekados, aš manau, tai yra tiesiog charakterio savybė. O laiptai, tai idėja pati prieš gal 3 metus pradėjo formuotis galvoje, nes pamačiau tokį atsitiktinai reportažą, kad Kaune yra 64 viešieji laiptai ir tai yra daugiausia visoje Lietuvoje. Ir praėjusiais metais, kai su savo geru bičiuliu nuplaukėm iš Vilniaus į Kauną Nerimi Baidarę, išlipę iš Baidarės, pirmas klausimas buvo, kas toliau. Ir tada iššoko tas prisiminimas apie Kauno laiptus. Pasigūglinau, pasižiūrėjau, kad niekas nėra įveikęs ir galvoju, būtų gal visai gera mintis, idėja tapti pirmaisiais įlipusiais į visus Kauno viešuosius laiptus. Kaip tos visus laiptus atradot, ar visi lengvai buvo prieinami, nes kad skaičius aiškus, tvarka, vieša informacija, bet juos visus dar reikia surasti. Tai ta vieša informacija buvo vienas iš didesnių iššūkių, kadangi visur viešoje erdvėje tas skaičius buvo apie 64. Tada radom vieną puslapį kauno-laiptai.lt, ten buvo apie 60 laiptų ir tada pasikreipiau dar į savivaldybę ir jie davė dar didesnį skaičių. Ir mes bandėm viską susisteminti ir buvo iš tikrųjų nelengva ir kai mes pradėjom dėlioti žemėlapį, tai didesnės dalies laiptų net nežinom, kad jie yra ir egzistuoja. Tai čia buvo viena iššūkio dalis, o kita iššūkio dalis buvo juos sujungti į kažkokią sistemą, nes jie yra įsimėtę po visą Kauną chaotiškai ir reikėjo kažkokio maršruto, kad mes vietoj ten va dabar 76 km nesigautų koks 100 km susidėti į kažkokį maršrutą. Tai čia buvo kone didžiausi iššūkiai viso pasiruošimo metu. Kaip tas pasiruošimas atrodė nuo minties, kad štai lipam ir užklausų savivaldybei ar draugams, bičiuliams, pažįstamiems pasiteirauti, kur kokie laiptai yra žinomi, iki jau tos akimirkos, kuomet pro duris iškeliavot tais laiptais lipti? Tai maždaug pradėjom prieš pusmetį ruoštis, tas pasiruošimas buvo toksai atmestinas, vis tiek yra tas toksai bruožas žmonių paskutinės minutės. Aišku, prieš tokį iššūkį negaliu ruoštis paskutinę minutę, tai mes ruošėmės tikrai nemažai. Tai viskas nuo fizinio pasiruošimo prasidėjo, tai mes kokius maždaug 4-5 mėnesius iki jau iššūkio pradėjom fiziškai ruoštis. Koks tas fizinis pasiruošimas? Treniruotės, bėgiojo, dviračiais važinėjot? Tai mes ruošėmės skirtingai su savo bičiuliu. Aš bėgiojau šiek tiek, galėjau šiek tiek daugiau, aišku, bėgioti, žygiavom. Pasiruošimo metu ir 10 Kauno forto apėjom, gavosi 44 km ir 50 km žygį turėjom. Ir paskui su savo sūnum labai daug laiko praleidom Dainų slėnyje, aš bėgiojau laiptus, o jisai man palaikė kompaniją. Tai čia bėgiojimas gavosi, žygiavimai, pasivaikščiojimai ir bėgiojimas į laiptus. Ir aišku, plus, kas yra ko gero svarbiausia, tai yra poilsis ar atsistatymas. Be šitų neįvyks jokio tikriausiai iššūkio. Keliavai, kaip ir minėjai, su kompanionu smagiau negu vienam ir pasišnekėti gali ir pasitarti, nespėjot susikivirčyti per tas 18 valandų. Tai mes jau esam susidirbę, ne vieną esam iššūkį padarę kartu ir veikiam toksai kaip neblogas laikrodukas. Mano bičiulis Kazimieras, jisai šiaip labai gerai Kaune orientuojasi, tai netgi ir mums tų maršrutų, kaip nueiti nuo vieno iki kito taško, kitą kartą jis rasdavo ir kaip lengviau ir paklaidindavo, bet iš esmės su kompanija yra viską ir lengviau daryti, ir smagiau. Šiaip kai žygiai būna mūsų paprastai kažkur miškuose, dar kažkur, tai būna kartais prailgsa laikas ir kompanija tada yra vienintelis dalykas, kuris gelbėja nuo tos monotonijos. O miestas turi savo dinamikos, grožio ir nuolat kintanti aplinka yra ir taip neprailgo laiką šį kartą. Kaip reagavo aplinkiniai, artimieji, galbūt net ir iš kauniečių, kas nors paklausė, nors atrodo laiptais lipančių žmonių daug, gal labai daug ir nekyla įtarimas, kad kažkaip neįprastai, kad kažkokį neįprastai iššūkį atlikinėjat, bet tikiu, kad artima aplinkagi žinojo, kad savo tokį iššūkį metat. Šiaip jau žinojo apie šitą iššūkį mažoji dalis artimos aplinkos,
kadangi mes nežinom, kaip seksis, mes iki galo, iki realiai žygio dienos ir po pat žygio nežinom, kiek kilometrų gausis mums, nes pačioje eigoje keitėm ir tą trajektoriją, kurią mes eisim. Tai nenorėjom niekam pasakoti per daug, kad jeigu nepavyktų, reikėtų antro dublio. Nebūtų paskui gėda. Kad nebūtų ne tiek, kiek dėl gėdos, bet mes norėjom pasiskelbti, papasakoti draugam artimiesiems, tada, kada veiksim. Ir jų reakcijos po žygio, tie, kurie nežinojo, buvo daug įdomesnės nei tų, kurie jau kažkiek žinojo. Bet iš visų buvo palaikymas absoliutus. Tavo sūnus Dominikas jaunas, jam kiek? 5 metai. 5 metai. Kaip jis reagavo, nes mato tave keliaujantį ne tik štai laiptais, bet tų žygių yra ir daugiau, apie juos aš taip pat paklausiu, bet dalyvavo, štai padėjo tau pasiruošime. Nekilo sūnui klausimų, kad tėtis nesąmonių gal prisigalvoja? Tokia amžiaus vaiko iš viso nėra jokių standartų formatų, kas yra sąmonė, nesąmonė. Ta suformuoja vėliau ir mokykla, visuomenė, aplinka, kas yra normalu, kas nenormalu, kas sąmonė, nesąmonė. O jam tai yra pats natūraliausias dalykas, kad tėtis ruošiasi lipti visus Kauno laiptus. Ir jisai labai palaikė, kartu su manim, kaip jau paminėjau, treniravosi ir pats bėgiojo laiptus ir ne vieną kartą užbėgo Dainų slėnį pilnai laiptus, tai aš ir jo labai didžiavausi ir jisai pats didžiavosi manimi. Žinau, kad ne tik patys tuos laiptus apėjot, bet norit iššūkį mesti ir kitiems, pasiūlyti kauniečiams, ne tik kauniečiams, kiek tuomet ruoštis reikia, ką žinoti, galbūt net ir savo žemėlapį pasidalysit, skatindami ir kitus aktyviai leisti kasdieną. Tai va čia būtent yra pagrindinė priežastis, kodėl aš šiandien čia ir atėjau. Norėjau visus kauniečius ir ne tik pakviesti į Kauną ir išbandyti naują iššūkį. Žmonės, kurie ieško naujos veiklos, nekasdieniškos veiklos, atvykti į Kauną, aišku, prieš tai gerai pasiruošti reikia. Ir pabėgioti, pasilsėti, tom galim tikrai padėti, atvykti į Kauną ir juos įveikti. O mes jiems galėsim padėti taip, kad kviečiu visus pasiekti YouTube kanalą Šunkeliai. Ir Šunkelių kanale ateinančią savaitę bus video mūsų viso šito žygio. Kadrus, kuriuos dabar kaip tik ir galite matyti. Jo, teisingai matosi kadrai, dalis tų kadrų pasikviesim, tai kviečiu visus pasiekti kanalą, mes pasidalinsim kitą ateinantį sekmadienį video, ten pasidalinsim ir koordinatėmis, ir patarimais, kaip įveikti, ir atsakysim visus klausimus. Egidijau, tai nėra, jau ir pats minėjai, kad nėra vienintelis iššūkis, daug visko esate darę ir nuo Vilniaus iki Kauno nerimi plaukėt ir naujųjų metų naktį 100 km ėjot. Iš kur tas noras ne judėti natūralu, bet mesti savo iššūkius tokius, kokių gal niekas kitas neišbandė arba, kuriais šiaip jau, sakykime, kiekvieną savaitgalį neužsiminėjom? Į šitą klausimą aš pats savo ir dar atsakinėju. Aš manau, kad tai yra prigimtis žmogaus. Tarkim, mano konkrečiai šito atveju prigimtis tokia. Ir kai aš pagavau tą tokį jausmą, ten pirmą kartą nuėjęs 110 km ar maratoną nubėgęs, kad tai veža, galvoju, noriu dar. Tai vat, ir po šito mūsų žygio mes tik baigėm žygį, nuspaudėm tą mygtuką, sustabdėm laikmatį. Pirmas klausimas buvo, kas toliau. O tai kas toliau? Ar kopsit į kitų miestų laiptus, skrisit, eisit ir klosit, šliaušit, roposit, važiuosit? Dar nežinau ir tai yra pati sudėtingiausia dabar dilema mano, kas sekantis. Galbūt mūsų žiūrovai turi jums iššūkių ir gali juos mesti. Jeigu turit pasiūlymų Egidijui ir kompanijai, kokį iššūkį fizinį savo dar galima mesti, Egidijus, kaip ir minėjo, juos galima pasiekti YouTube platformoje, kanalas Šunkeliai ir pasidalys ne tik laiptų koordinatėmis, bet ir tikrai tikiu, laukia jūsų pasiūlymų. Na, o dabar 10 valandų 27 minutės, šiek tiek muzikos ir tuomet jau 10:30 žinios.